Sveiki lietuviai. Ko, seniai besimatėm su naujas? Paskutinį kartą jaučiu. Filmaus kokį rugsėjį mėnesį. Aišku, nebandysiu aš čia vartytis, išgaidžiau skudėti į ilgą. Nesifilmavau, bet šiandien sugalvojau tokį biškį ekstremą. Nelietuvišką žodį pavartosiu. Kadangi žeimų pas mus Lietuvo, pats suprant, bent jau Klaipėdo labai maža, normalių, būn iškrent sneigs, po poros valandų vandau, leidus nuplauna. Tai sugalvojau pamatyti biškį po tokių vaizdų ir kažkiek bent biškį praeiti pro ton mūsų paplūdimį. Nežinau, kaip čia man seksės, bet bent jau kokį, nežinau, 10 kilometrų bent būt jau tikras sveikinu eiti. Ko? Judam? Nežinau, kai galės prifilmauti, nes man batarkis ne pirmos jaunystės. Anas čia į kašaliuokavo susidėjau, štai to nešmenki. Į droną pasimiau viską, gal be reikal, nežinau. Vie žiaurė didelis, tai ir dabar -8, bet jutimėnį temperatūrų ir -19, nu tas feels like. Tai čia turėsim biškį rimtesnių iššūkių. Apranga mona. Neturėjau kažkokios specialios, va čia striuk skaitos iki -10. Vakar nuėjau į Dekatloną, nusipirkau paprastas. Pats 305 eurų sumokėjau, galvoju, gal čia vieną kartą eis gyvenim numirs paskiau. Tai kam bereikės tų batų. Kas svarbiausia, nusipirkau tas termo kelnis, į to nuo patienį to maikį. Tai šiaip viskas puikiausia, bet tik jeigu pirštinis nusimauni, iškart rags šaltas rankas, tas viespot, bet žiaurė smagiai, nes nikume tepuojais kažkur tai žeimą normalią, nes tų žeimų nelaba mes čia turėjom. Nu tai ėjau savi pažudyti, nu verta, vis tiek verta, pažiūrėk, kaip gražiai. Sakau, nežinau, kiek išės prifilmauti, nu bet man svarbiausia pasivakščiat biškį. Kaip gražiai. Nežinau, kaip šį reikės praeiti. Svarbiausia, nepaslyst kaip nors. Žadėjau su GoPro filmuoti kartą. Išsitraukiau. Išsitraukiau aš ton GoPro.
90% baterijai po 15 sekundžių. Raška jau išsikrovus. Nušala bjaurybė. Tai nežinau, kas šį per video gausies pas monis, bet bet šiandien vis tiek. Šiaip kelias visai neblogs, neskaitant to, kad 3 kartus čiut nenusikaliau ant subinės. Bet čia po prieini tokios veitos biški gal pašalien, slystvo, o čia eini, jokių problemų. Dar net smėliau sugebėjau į bats prisivaryti. Visai nebloga. Tai kas nori biški ekstremo pasivakščioti, tai jokių problemų. Aš galiu pasakyti, kad netgi šiltų metų ir čia sunkiau eiti negu dabar. Nes būn, kada žmonės išmindžioja ant smėlį, žiauriai sunkiai eiti. Dabar kai kas čia nuėjęs kokius 3 kilometrus, 4, nežinau. Bet visai nebloga, visai nebloga. Nežinau, kiek daug eisiu, bet pats pasivakščiojams man tinka. Neskaitant to, kad kaip nusimauni pirštinis, žalt kažau ronks. O, kaip gražiai. Ops. Ir toliau čia tek. Šitas smėlis. 5 kilometriuką. O, kaip gražiai. Ops. Ir toliau čia tek. Šitas smėlis. 5 kilometriuką. O, pirmą auk, kažkaip plekšnį čia. Laikykės. Plauk! Ko neplauk? Tai da antrą yra. Pietus paruošti. Jau žuviai skiebra tikrą bad nenumirsti. Ateinat, prisirenkat pelną. Čpokt, padžiovinta. Alaus betrūkst. O toks tas keliauninko gyvenims. 7 kilometrus nurepliuojau. Čia barzda apšals. Oha, apšals barzda. 7 kilometriuką. Visai puikia. Visai puikia. Akinius pasidėjau, nes kaip užsimaunu, tada apšal visą akinę, nesimat, kur eina. O, labai smagu. Va tokį darbą dirbti nenorėčiau. Tik konte apšal. Žuvį gauda, ant ant trubis nusimetėm.
gražia. Visai kietas jausmas įžėjimo. Labai gražia vasara, bet žėjimo irgi torsau spalvų. Olandų kepurė. O tokį kepurėlį. O toj. Į kap dabar nesušlapus. Tu šiek. Nežinau, kur čia eiti. Tu gold. Net neįsivaizduoju per ko eiti. Žiūrėk, kap gražiai. Tu šiekt. Nes aš tikras užlapsiu. Von gal. Pečilėts ir kokį menų atsistuosiu į baisės man žygę. Nors gal daug nežada eit, bet... Nu, biškis beryšiaus. Kūrimi. Kad bent negilė būtų, o dabar... Strigau. Nu, į kor dabar. Aš neprisimenu, kap čia vasar. Ai, vasar kažkap čia praeidavo. Nu, arba įners, arba ne. Kažką. Nugalėjo. Davė į nakliūts, bet jau sutiltų. Labai gerai. Nerek šokinėti. Stebėtina gera, čia einu, jau 10 kilometrų nuėjau. Per 2 valandas. Tai čia sustodams, papilmaudams, batereikai pasikeisdams, daku nors galvojau, ko neištėms aš teik, nes per kalėdas dėston 10 dienų. Aš nežinau, jūs normalaus žmogaus tikrai nerasti, kad galėtų teik suraityti, kaip aš. Kaip 5-6 indėlė šokoladinį kremą, apiželėtin 40-50 indėlių padaryti jau nebešneku. Sakau, paprastas normalus žmogus neįkabintų teik. O remies, kon sūgėm, ton sūgėm. Nežinau, jis 3 kilograms priaugo. Galvoju, kad čia nepajudėsiu išveicti to paplūdimį. Nu, bet visai nebloga. Nu, kon baigės man pasivakščiojimo linksmėjai. Net kaip susinervinau. Nebeturiu droną. Čia prikarklis, galvojau, neis aš į kitos Palungos, galvojau, da paklaipėt pasivakščius. Pakėliau droną, norėjau skriesti link arklis. Žiūr, kad atstoms pultėlį rod tos pačius 200 metrų. Nesuprant, on jau prie jūros. Ir 7 kilometrus. Nai, niek neišėjai. Iš šoms pasukinėtėjai, visko neišėjai padaryti. Kelti viršų į apačią, o parskrėsti neduod. Bet ne pirmos jaunystės, bet vis tai geras. Kom pasikėlęs, o pafilmava didelis, viskon. Tas drons vėjaus nebėja.
šventinė nuotaika. Nachren. Nuostolingi pasivaikščiojimai. Bet kaip susinervinau, šiek. Bet vis ronks nušalautin, nusimuojau pirštinis, tas viespot. Nebija nuotaiks švies, nachren. Varys jau numik. Užknėsi. Nu, bent kavos už droną. Išgersiu. Į tą pat šaltą. Paciejams laba fains, laba nesunkus, bet jau tuksa nesėkmingas. Kašalt. Nu, vien žodžiu, negražiai pasakyk, šūda mižala. Šūda mižala. Įspėkit, kur tas dronas skrėja. Turbūt pats žino. Varau numė. Nu, grįžau numė. Kas apie patį pasivakščiojim, šiaip rekomenduoju. Šiaip pasivakščiot pats paplūdimys labai puikus. Veino pusėje, kur jūra šiek tiek leda, tada pašalusi smėlį, katras ir išvesnės lydus, ir tada po to sneigas. Matom sneigą vies nuput, nes aš tikėjausi, kad bus tintų pusnų, bet labai puikiai. Kiek aš čia nuėjau? O nuėjau šiandien beveik 18 km, 17-700. Pačiu paplūdėm ten apie 11 km, aš šitą po Klaipėd majačinaus, ten susinervins, kad to droną praradau. Bet pats, sakykim, tas vėsas ėjams ir filmavėms per tokį orą biškį užknis. Pavyzdžiui, baterijas, nežinau, aš ne inžinierius, bet baterijas mano GoPro išvės. Kad į prisavis laikiau, čia kašeliuokį pasidėjęs, nu nivelnė, nusprogus mano peršalus įsivesks. Tai to veitų nepatogiai. Nu, visko darau dabar telefonu. Nežinau, kaip ten gausias, bet, nu, kadangi jau išėjau, tai reikia biškį pafilmuoti. O dronas tai, verksiu dabar 3 dienas, bliaus atsisėdis, kad nėra to dronų, bet kažko gal reikės sugalvoti. O gal kas torti, nereikalinga, jokauju. Nu, gražių žemėlis. Iki.